įrašymų startavom, tai dabar norėčiau pakviesti savo kolegą Martyną, kad galėtų pristatyti jums pačius aktualiausius pakeitimus, kas vis tik formoje pasikeitė nuo ankstesnės versijos, kurią mes publikavom GitHub'e ir turėjot progos su galbūt jau susipažinti ir per mokymus Moodle ir kartu su forma, kuri kaip ir gavote teisę prie GitHub'o aplinkos. Tai žodis Martynui. Dėkui, bet aš kaip suprantu, čia labiau toks klausimų atsakymų sesija, ar ne, nes tie formos pakeitimai, jie yra nelabai kažkokie reikšminiai, ten, sakykime, daugiau pavyzdžių aprašymai keitėsi ir tie pokyčiai yra pačioj formoje parodyti. Tai nežinau, ar verta labai daug dėmesio skirti, gal labiau būtų galima tai padaryti ar klausimų atsakymą, ar aš dar gal norėčiau truputėlį, jeigu dar nepradėjot pildyti, dar tokį vadėlį padaryti, kur tą informaciją susirinkti, nuo ko pradėti. Tai tada gal pabandysiu aš pasidalinti pirmiausia. Reiškia, mes turime mokymo tokią platformą, dar norėčiau priminti. Tai vienas būdas, kur sužinoti informaciją, ką reikia, reiškia, vesti, tai yra tose mokymuose, yra kelios temos, jūs galite nebūtinai, reiškia, baigti tos mokymus, galite tiesiog tik tas temas pasižiūrėti, tai viena tema yra tam pažangių mokymų skiltyje, iš KTP.lt, tai reiktų tą mokymą medžiagą pasižiūrėti. Yra šaltiniai sudėti. Taip pat dar, kiek atsimenu dabar, ar tai vadinėse, irgi dar yra viena tema. Bendruose, nes jie taip labai man panašus. Ne, bendruose visgi dar yra irgi viena tema. Apie deketą. Va. Tai čia tiesiog bendrai dar irgi yra pristatoma, kas iš vis yra tas deketas. Tai va, tai čia galite pasižiūrėti, ten yra ir dar video medžiaga, kaip pildyti, toliau yra, reiškia, prie tų išteklių, tai reiškia, tam pažangių mokymo modulį, iškart nuoroda yra į, reiškia, tą dokumentaciją, taip pavadinkim, arba metaduomenų pildymo vadovą. Tiesa, dabar irgi dar patikslinta versija, dar kai kas papildomai dar buvo aprašyta, porą skyrelių atsiranda. Bus artimiausiu metu prieinama. Tai va, čia yra tie šaltiniai, su kuo reikia pradėti dirbti. O dabar tada pasidalinsiu aš pačią formą 1.9. Jinai yra prieinama, reiškia, jūsų partnerių aplinkoje GitHub'o, kurią mes jums suteikiam, tai yra ta metadata repozitorija. Ten yra pateiktos tokios instrukcijos, šios instrukcijos šiek tiek buvo atnaujintos ir šiek tiek patikslinti pavadinimai, nes gal pakeitimai yra visi išdėlioti pirmam lape ir labai trumpai tiesiog paminėsiu, kad anksčiau buvo vienas laukas rekomenduojamas, na, pavyzdžiui, jeigu pildote, būdavo, tarkim, čia parašyta rekomenduojamas. Tai jis truputėlį, kaip pasakyti, klaidino, nes reikšmė jo buvo, kad tai
jis yra iš esmės privalomas laukas, jeigu tokie duomenys yra. O pats tas terminas rekomenduojamas galėjo klaidinti. Tai buvo tiesiog patikslinta rekomenduojamas žodis pakeistas terminu privalomas yra, kad padėtų gal lengviau suprasti, kad tie duomenys, taip, jeigu jie yra prieinami, jie privalo būti užpildyti, jeigu jie nėra prieinami, tada tik tai yra nepildoma. O, reiškia, tos kategorijos yra privalomas, tai reiškia, privalomi jie bet kokiu atveju yra pildomi, jeigu, na, nėra kažkokiu atsitiktų tokia situacija, kad neturite informacijos, na, veskite tada kažkokį bent jau ar nuliuką, ar vienetuką. Tokiu atveju kartais čia būna su identifikatoriais gali būti, nes yra laukas identifikatorių visur privalomas ir galbūt nežinosite tokiu atveju ką vesti, tai esame irgi tam patikslinę aprašymuose, kad tokiu atveju pasirinkti, tarkim, skaičių. Tai yra privalomas laukas, privalomas jį yra ir dar yra toks kaip pasirenkamas laukas. Čia pasirenkamas, čia jau yra laisvė jum arba vesti, arba nevesti. Mes, aišku, šio projekto metu rekomenduojame užsipildyti maksimaliai, tai tiesiog ateityje nebereiks prie to grįžti. Tai kad jau, kaip sakant, prisėsta prie šito darbo, tai siūlome užsipildyti viską maksimaliai, bet aišku, jūs turite teisę ir nepildyti šitų pasirenkamų laukų. Tai tą formą dar gal priminsiu tokius momentus, kad, reiškia, žaliai pažymėtos kortelės, jeigu tai galima pavadinti, arba lapai, jie privalo būti užpildomi, tai yra privalomos klasės, visos kitos, visų kitų spalvų kortelės, jos yra iš esmės daugiau pildomas, jeigu yra poreikis. Tai gal trumpai, nežinau, pabandysiu gal per visas pereiti, tai informacinė sistema, šita kortelė, jinai yra skirta įregistruoti į informacinę sistemą. Čia, jeigu jūsų organizacija turi kelias informacinės sistemas, tai galite naudoti tą vieną formą ir pildyti jas čia. Yra pateikti adresų registro pavyzdžiai, ką reiktų užpildyti. Tai, kaip pasakyti, pakankamai nėra sudėtinga atkartoti. Tam tikrais atvejais, taip, čia mes rekomenduojame nurodyti informacinės sistemas, kurios yra susijusios. Tai reiškia, iš tų sistemų, kurios, reiškia, išvardinti reikia tas informacinės sistemas, kurios teikia jums duomenis. Tai kartais yra tokia situacija, kad teikia ES kažkokios informacinės sistemos, kurios nėra RISRO objektas, tai tokiu atveju nereikia RISRO kodo, nes jo neturėsite, o įvesti pavadinimą tos informacinės sistemos. Šitą paskui kažkaip bandysime mes išspręsti, kad semantiškai būtų galima susėti tas informacinės sistemas. Toliau yra, reiškia, kiekviena informacinė sistema viduje turi turėti bent vieną duomenų rinkinį. Čia yra dabar tas kartais kyla klausimas, tai kiek čia tų rinkinių, kaip čia parašyti, ar čia pagal fizinę duomenų bazę struktūrą kažkaip paskaidyti, pagal kažkokią logiką išdėlioti, kaip daryti, ar ten pagal nuostatus. Tai čia yra jums visiška laisvė pasirinkti, nes tai yra loginis, reiškia, loginis modelis, taip pavadinkime. Aišku, jeigu yra labai didžiulė sistema,
turi ten daugybę posistemių, tai galbūt vertinga pagal posistemės paskaidyti. Jeigu yra mažytė sistemėlė, kuri lengvai ir, pavyzdžiui, nes kiekvienas duomenų rinkinys dar turės ir savo koncepcinį modelį. Tai tiesiog įsivaizduokit, jeigu ten daugybė laukų, ten tarkim 1000, tai tiesiog atsidarius tokį koncepcinį modelį, teisingiau ne laukų, o klasių modelių, tai atsidarius tiesiog, bus sunku labai susigaudyti. Tai galbūt tokiais atvejais vertinga truputį pasiskaidyti. Tiesiog, dėl darbo paprastumo, truputį mažesnius tos duomenų rinkinius. Bet šiaip tai yra visiškai jūsų laisvė pasirinkti, galite nurodyti, kad yra tik vienas duomenų rinkinys informaciniai sistemai ir tai lygiai taip pat veiks. Galite išskaidyti, tai yra, aišku, kiekvienas išskaidimas reiškia, kad kiekvienam duomenų rinkiniui reikės suvesti atitinkamai šitus visus laukelius. Tai, kaip matau, Aleksandrai? Gražiai pradėjai. Dažnai kyla klausimas, ar visus duomenis, kurios institucijos turi, reikia čia pildyti. Ir turint omeny, kad vieni duomenys yra viešinami, kiti galbūt vidinio panaudojimo. Kaip pakomentuotų? Ja, tai dėkui, Aleksandrai. Gal tada, aš pabandysiu pristatyti, tada jeigu bus klausimų, tada atsakysiu po to pristatymo. Tai, kaip minėjau, kad šio projekto metu yra tikslas maksimaliai apsirašyti šitą informaciją. Tai mes iš esmės prašome jūsų maksimaliai įdėti, reiškia, ir maksimaliai tos laukus aprašyti, netgi ir tuos, kurie yra kaip ir rekomenduojami aprašyti, bet iš tikrųjų galite ir neprašinėti. Tai čia tik ką reiktų atkreipti dėmesį, kodėl yra lentelėje, ar ne, toliau tokie įrašai. Tai čia tokiu atveju, jeigu yra keli įrašai rašomi, tai kurie tinka, reiškia, tam pirmai eilutei, kad nereiktų iš naujo visų duomenų vesti, tai tiesiog toliau yra į sekančią eilutę vedama toks formos pildymo, sakykime, elementas, kad nereiktų kartoti visų laukų. Tai čia mes suprasime, kad priklauso šitie duomenys šitam rinkiniui. Jeigu norite apie kitą rinkinį, tai jau reiktų, reiškia, vesti padarius bent vieną tarpą tarp paskutinio įrašo. Tai čia, tarkim, būtų 16 eilutė paskutinis įrašas, tai bent jau tada 18 eilutėje praleidžiam vieną eilutę, vedam naują duomenų rinkinį. Kas čia dabar truputėlį su temam šiek tiek yra lengvai išplėstas šitas laukas. Tai anksčiau buvo sąrašas tik tai, reiškia, tokių temų, bet visgi pasižiūrėjom, kad buvo netiksliai perkelta specifikacijos reikalavimai, tai yra, kad šitos temos yra privalomos, bet dar yra rekomenduojamos iš Eurovoko pasirinkti. Ir kokia prasmė yra šitų kategorijų pasirinkimo, tai yra, kad būtų lengviau surasti reikalingą servisą ar šiuo atveju duomenų rinkinį, nes tie duomenų rinkiniai bus, sakykime, metaduomenys apie duomenų rinkinius bus publikuojami, reiškia, vienam katalogė centriniam. Ir kažkas, kas nesuprantantis viešojo sektoriaus, norės surasti atitinkamos reikalingus duomenis ar reikalingą duomenų rinkinį, jiem iš tų tokių labai bendrų temų bus labai sudėtinga, nes praktiškai čia po vyriausybė ir viešasis sektorius čia praktiškai gali pakišti beveik visą viešąjį sektorių ir
tiesiog tada ta kategorija neturi tokios prasmės duomenų paieškoje. Tai dėl to Eurovokas, tai jisai turi apie 7000, Bogdanas kelia ranką. Tai taip. Čia ar dabar ar vėliau pasirinkimai reikšmių, ten adresa įsteigimas, pavyzdžiui, arba ten su juridika, kur yra nuoroda į teisės aktą, kokia logika yra tų reikšmių, iš kur jos yra įmamos? Tai jo, prieisim tada. Okay, good, sorry. Tai prieisim. Tada gerai, aš pasistengiu tada greitai prabėgti. Tai iš esmės tik tai kategorijos yra pakitę, kad yra jų galima daugiau. Tai čia iš Eurovoko išrenkamos, kurios tinka, tai tas darbas jau, tą darbą atlieka teisininkai, kai nuostatus informacinių sistemų registruoja teisės aktų registrą. Tai jeigu nueisit į TAR, reiškia, rodome turėtų būti aprašymas, jo. Yra tas aprašymas, jį atsidarė, matysit nuorodą, nueinate į TARą, įvedate į paiešką savo informacinės sistemos nuostatus, atsidarote teisės aktą ir matysite, reiškia, dešiniai pusėje išvardinti Eurovok keywords, čia raktažodžiai. Tai juos tiesiog persikeliate įvertinę, nes ten dažnai būna truputį daugiau, kurie turi tos didesnės logikos jūsų informacinėje sistemoje, kurias labiau galite pririšti. Galite, aišku, ir jeigu manote susirasti, yra tas Eurovokas viešas, galite irgi esu patalpinęs nuorodą, galite pabandyti, jeigu manote, kad neteisingai teisininkai suklasifikavo, reiškia, suvesti savo tikslesnius, reiškia, pasraktažodžius. Tai čia toks nedidelis skirtumas. Tai dar gal aš per skirtumus, tai duomenų, reiškia, prisimenam, informacinė sistema turi bent vieną duomenų rinkinį arba daugiau negu vieną. Tada kiekvienas duomenų rinkinys turi bent vieną pateikti. Kas yra ta pateiktis arba distribution angliškai, tai iš esmės tai yra prieinama tam tikra fizinė realizacija to duomenų rinkinio. Tai jeigu tai yra kažkoks API servisas arba šio projekto metu, tai yra irgi bus įdiegtas tas UDTS-as, tai, sakykime, galbūt sistema šiuo metu neturi jokių servisų ir ten, nežinau, kompaktiniais diskais nesidalina tos informacijos, tai tokiu atveju vis tiek pildome UDTS jungtį, kuri yra kuriama, reiškia, pas jūs atsiranda duomenų pateiktis, tai pavadinkim, kuri bus patiekiama per duomenų paslaugą. Tik dar mes paskui pasižymėsim, kad ji dar yra kuriama. Šio projekto metu jos bus sukurtos. Tai, reiškia, dedant duomenis, UDTS-ai visi bus, kol jie techniškai neveiks, jie bus pažymėti kaip dar rengiami. Tai va, o pateiktis gali būti įvairios. Jų gali, kiekvienas duomenų rinkinys gali ir daugiau turėti. Jeigu, pavyzdžiui, tarkim, atvirų duomenų portale, tam čia gal labai išskirtiniai tokie atvejai, kad būna, kad, pavyzdžiui, visi informacinės sistemos duomenys yra atviri ir visi yra skelbiami jau atvirų duomenų portale. Tokiu atveju ten atvirų duomenų portalas leidžia atsisiųsti įvairiais standartais tuos duomenis, tai reiktų tada irgi juos visus čia išvardinti. Tai čia labai tokie išskirtiniai, labai reti atvejai. Tai va, tai dar kartą, reiškia, duomenų rinkinys turi bent vieną pateikti turėti ir tada, reiškia, pateiktis
tada gali turėti arba gali neturėti duomenų paslaugos. Tai šiaip bent informaciniai sistemai, bent viena duomenų paslauga tai turi būti. Teoriškai, aišku, kadangi pateikties reikia nurodyti prieigos urų, tai matyt visos pateiktis turės duomenų paslaugą. Čia daugiau gal teorinė galimybė, kad gali neturėti. Tik tai tos duomenų paslaugos, reiškia, kartais gali apjungti kelias pateikčias, kelias duomenų rinkinius, gali būti tokios situacijos, bet, reiškia, iš teorijos pusės žiūrint, tai turėtų pateiktis turėti tada ir duomenų paslaugą. Dar yra užpildoma viešoji institucija, tai čia suvedat, pasižiūrėt, kad būtų, jeigu nėra dar įvesta jūsų institucija, tai dabar ką reiškia tas kodinis pavadinimas, tai čia reiškia, būtų gerai, kad jūs įvestumėt tą pavadinimą, kurį norėtumėt matyti kaip trumpinį, reiškia, duomenų, reiškia, produktuose, kai bus su duomenys prieinami per duomenų paslaugas ir, reiškia, vedamas, vadinamas URI arba nuoroda, toje nuorodoje, gal sekundėlę aš atsidarysiu kitą langą jums parodyti, kurį konceptą, gal pavyzdį. Kam čia yra reikalinga, kad labiau būtų aišku. Ir reiškia, dabar Lietuvoje pagal DTS visos duomenų paslaugos turės tokius URI, pavadinkim, nuorodas, kurios susideda, reiškia, visos turės pradžioje datasets, tada bus, čia reiškia forma, tai ar, jūs kadangi viešasis sektorius, tai gov, privatus yra com, tada yra organizacijos trumpinys, tai va toj lentelėj, kur tas A laukelis, tai va tas organizacijos ir trumpinys yra atsispindės iš to laukelio, tai reiktų atkreipti dėmesį, apgalvoti, galbūt yra priimtina, kaip jūsų organizacija yra trumpinasi. Aišku, gal gali atsitikti tokia situacija, kad yra kelios tokiais pat trumpiniais valstybinės įstaigos. Tai mes tada paprastai žiūrim, kas atvirų duomenų portale pirmi atėjo ir koks buvo rezervuotas tas trumpinys. Tai, bet čia matyt labai reta situacija. Tai ir tas pavyzdys paskui taip atrodytų, reiškia dataset, gov, RC, tai čia būtų registrų centras, AR yra adresų registras, VS, tai čia šiuo atveju turėtų būti kažkuris iš tų šaltinių, tai šiuo atveju turbūt duomenų rinkinys, ir toliau jau eina konceptai ir, atsiprašau, modeliai, ne konceptai, modeliai, modelio pavadinimas ir unikalus identifikatorius. Matau, rankos kyla, aš gal greitai tada užbaigiu ir tada perėsim prie klausimų. Dar vieną norėjau, kas truputėlį čiup kito. IS paslauga, kartais gaunam klausimų, ką čia vesti, tai čia pasis, taip vadinamos administracinės paslaugos, viešosios. Taip pat gali visos susijusios su informacinė sistema paslaugos būti registruojamos. Tikslas yra šito, kad ES nori judėti tą linkmę, kad vis daugiau elektroninių paslaugų būtų prieinama
ES mastu. Tai aišku, dabar pradžiai dirbama su ten tokiu pirmu sąrašu bandoma įgyvendinti, bet vis bus plečiama, sakykime, ir bus nemažai skiriama resursų tų paslaugų tokiam, kaip pasakyti, paneuropiniam mastui. Tai čia labai svarbu, kad su konkrečia informacinė sistema, su konkrečiu duomenų servisu susietos būtų jas paslaugos, kad būtų galima tada projektuotojams tų paslaugų žinoti, iš kur ateina konkrečios paslaugos duomenys. Šita lentelė yra skirta tos ryšius nustatyti. Teisinis šaltinis, tai čia šitoj kortelėje susiveda, iš esmės, jeigu yra specialus įstatymas, kuris reguliuoja, tarkim, ir kažkokį registrą, civilinis kodeksas, pavyzdžiui, šiaip nuostatai būtinai turėtų būti, galima dar papildomai įvesti daugiau teisinių šaltinių. Licenzijos dokumentas, čia gana reta labai kortelė, ją ten... Martynai, aš labai atsiprašau, jūs galite persijungti, kad kortelės mes matytumėm? Labai atsiprašau. Tai aš gal šerinsiu visą skryną, tai bus garantuotai tada. Gerai, tai aš tada rodžiau ES paslaugą, teisinį šaltinį ir dabar licenzijos dokumentas, tai čia labai tikrai retais atvejais. Tai yra muziejai labiau, kur turi, reiškia, perduotą tokius intelektinius produktus, kurios ne bendrai ten valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, sakykime, reguliuoja, bet yra kažkokios licenzinės. Čia, žinau, ir medicinos sektoriuje būna tam tikrų tokių niuansų. Tai čia tik tokiais išskirtiniais atvejais yra licenzijos dokumentas, tai čia iš esmės ta licenzija, tai licenzijos pavadinimas turėtų būti, aprašymas. Čia gal nėra tikslu, kad įstatymą mes nelabai galim vadinti licenziją. Čia, jeigu licenzijų neturite, tiesiog nepildykite šitos kortelės. Teisių deklaracija, tai čia irgi kartais būna, jeigu jungiasi prie informacinės sistemos, būna išmeta tokį sutikimo langą, ką reikia sutikti. Tai čia labiau yra apie tai, ta teisių deklaracija. Jinai irgi nėra privaloma, tai galite jos nepildyti. Kartais būna puslapyje apie informacinę sistemą ar registrą būna įvesta tiesiog kažkokia teisinė informacija, kad čia vadovaujamės tokiais teisės aktais. Tai galima tą informaciją tiesiog įkopinti į šitą kortelę. Tai toliau taisyklės, čia siūlome nepildyti šito lauko, čia labiau bus susiję ateityje su išmanių sutarčių įgyvendinimo moduliu ir mes, sakykime, negalėsim ten visų taisyklių kol kas įgyvendinti, tai priklausys nuo funkcionalumo, kaip seksis programuotojam sukurti jį. Tai siūlom tiesiog dabar negaišti laiko, kada nors ateityje bus galima pasižymėti, kad galbūt jūsų duomenys teikiami atlygintinai, neatlygintinai. Ir dar kitas taisyklės, kurios bus realizuotos. Standartas, tai čia reiškia, jeigu bus, čia, sakykime, galbūt jau vėliau galima bus užpildyti šitą lauką, kai bus atliktas DSA pildymo darbai. Jeigu tenai semantinis sluoksnis bus, kaip pasakyti, suvestas ir bus prisitaikyta ten prie, tarkim, Europos tam tikrų bendrųjų žodynų, tų korinių, tai tokiu atveju bus galima atsižymėti, kad čia kaip pavyzdys, kad šitas rinkinys atitinka
duomenų rinkinys, reiškia, jis yra sutvarkytas pagal, tarkim, adresų, for location vocabulary, tai čia yra Europos mastu, tarkim, adresų bendras žodynas, kaip turėtume tos adresus Europos Sąjungai suprasti. DT deklaraciją čia irgi siūlyčiau nepildyti, nes nėra tikslo, privataus asmens irgi mes nepildome. Dabar ryšys. Čia truputėlį šiek tiek yra truputėlį pokyčių, nes buvo ne visai tiksliai sudėti pavyzdžiai, kaip naudojama šitą klasę. Ir ne visai tiksliai 1.8 formai buvo aprašyta. Tai čia galima nurodyti tokius atvejus, kaip, pavyzdžiui, turi informacinė sistema labai daug tvarkytojų. Tai yra daugiau negu vieną, paprastai būna valdytojas ir tvarkytojas, bet jeigu turi daugiau negu vieną, tai čia, reiškia, juos visus reiktų išvardinti. Dabar kiekviena institucija gali turėti kelias rolės. Kokios tos rolės yra, tai reiktų atkreipti dėmesį. Reiškia, aišku, jas valdytojas, jas tvarkytojas, gali būti duomenų tvarkytojas. Dabar yra tam tikrų situacijų, kaip, pavyzdžiui, duomenų teikimo sutartis negali, gali pasirašyti pagrindinis tas duomenų tvarkytojas, bet jis turi dar gauti aprobavimą, pavyzdžiui, iš ministerijos, iš valdytojo. Tarkim, galbūt yra toksai teisinis reguliavimas, nes čia bent jau minėjo sveikatos sektoriai, kad yra tokia situacija. Tai tokiais atvejais labai būtina pažymėti, kad reiškia, tokius išskirtinius atvejus, kad ta ministerija, reiškia, yra ir subjektas už duomenų teikimo sudarymą patvirtinimą. Nes įgyvendinant išmanių sutarčių tą modulį labai svarbu, nes, by default, tai pasakykime, bus realizuojama situacija, kad pagrindinis tvarkytojas yra atsakingas už duomenų sutarčių sudarymą. Bet čia tokiais atvejais, jeigu yra kažkokie išskirtiniai, tada reiktų būtinai pažymėti. Tai ta klasė ryšys, jinai leidžia nurodyti institucijos trumpinį, reiškia, tas trumpinys yra, kur 5 kortelė viešoji organizacija susikuria. Tada pasirenkat iš sąrašo rolę. Tas sąrašas yra fiksuotas, tai yra, jeigu matysite, kad manote, kad kažkokio trūksta sąrašo elemento, tai tada rašykite mums. Šiaip leidžiamas pagal deketą platesnis tas sąrašas, bet mes tiesiog atrinkom, kas mūsų nuomonė neaktualu viešajam sektoriui ir palikom tik tuos aktualius. Ir čia ryšys, tai čia su kuriuo objektu, tai yra, reiškia, su kuria duomenų paslauga. Tai kai duomenų paslaugos bus suvestos, jos visos čia atsiras mes sąraše ir jūs galėsite išsirinkti. Taip, ir daugiau aš jums turbūt kažkokių naujienų nepapasakosiu. Čia turbūt elementaru, kaip suvesti adresą. Tam tikrais atvejais kontaktinė informacija būna už kiekvieną informacinę sistemą, gali ne bendras institucijos kažkoks emailas, tai galite specializuoti. Dabar, dar buvo klausimų dėl laikotarpio, ką čia vesti. Tai čia būtų gerai rištis prie juridinio reguliavimo, kad neatsitiktų tokia situacija, kad, pavyzdžiui, kažkokie duomenys buvo pradėti arba yra duomenų rinkiny anksčiau negu juridiškai, tarkim, buvo įsigalioję ten kokie nuostatai, nes būna dažnai tokios situacijos, kad ten, pavyzdžiui, būna bandomoji eksploatacija, ten kol priemama ir tų duomenų gali būti ir ankstesnių laikotarpių, bet iš esmės čia mes nurodom tą teisinį daugiau terminą, nuo kada
mes galime tais duomenimis vadovautis, reiškia, nuo kokio termino. Reiškia, kad aš jau paimu, tai tikrai žinau, kad tie duomenys yra oficialūs nuo to konkretaus termino. Tai kontrolinė suma nereikia, čia automatiškai, nebent kažkokį failą tam tikrais atvejais reiktų prikabinti, bet čia labai reta situacija. Kartais gali būti, pavyzdžiui, duomenų paslaugas aprašant, galbūt yra specifikacija tos duomenų paslaugos, tarkim, PDF failė. Tai tik tokiais atvejais mes prašom čeksumą, reiškia, to failo prikabinti, bet jį galėsim, aišku, ir patys apskaičiuoti. Tai nėra tokios privalomumo, kad būtinai susivesti. Čia irgi nebūtina vesti. Ir identifikatorius, tai va čia dar galite susivesti, reiškia, trumpinius, pavyzdžiui, adresų registras kaip trumpinamas. Tai irgi vertinga galbūt informacija, tas adresų registras irgi URI atsiranda. Gerai, aš tada baigiu pristatymą, tada pereikim prie jūsų klausimų. Gerai, aš galiu pabandyti paskaityti eilės tvarka, kelis jau čia turėjom. Tai... Aleksandrai, palauk, gal pradžioje, kurie kelia rankas, Gerai. Ir tada raštu. Tai pirmas matau Darius Jurgutis. Labą dieną, aš Darius iš Regitros. Turiu keletą klausimų, nežinau, ar aš visus juos galiu užduoti, bet nesu dar pradėjęs pildyti, bet kažkokius mokymus jau dalinai pasižiūrėjau. Pirmas klausimas mano būtų dėl tų duomenų, kaip pasakyti, hierarchijos, nes aš pats esu kaip ir vertinęs transporto priemonių registro svarbą ir buvo vertinima rinkinys, tai buvo nuostatai, o vertinom grupės. Tai truputį man dabar neaišku, kas čia tas Excel lentelėje rinkinys ir pateiktis, kaip tai dera, ar tai dera su vertinimu, ar tai duomenų rinkinys yra grupė, o pateiktis elementas, man truputį šitą vietą neaišku, ir kaip pagal duomenų hierarchiją, nes jeigu mes žiūrėtumėm, taip, aš truputį dar nesuprantu, kaip vertinti, kaip logiškai dėlioti, kas yra rinkinys, kas yra pateiktis, ar rinkinys yra grupė pagal būtent tą duomenų hierarchiją, ar tai database, ar dataset, ar data group, ar elementas. Būtų gerai, kad gal būtų, nes mes svarbą vertinam pagal vienokius, dabar atsiranda kiti duomenų kažkokie pavadinimai, kaip juos suderinti ir kaip čia suprasti, kad apie tą patį kalbą, ar čia visai kas kita. Čia mano būtų pirmas klausimas, nežinau, ar aš galiu kelis užduoti klausimus ir mano būtų toks pirmas, tai nežinau, kiek aš čia privilegijų laiko turiu. Tai gal, rankos nenuleiskit, tada pabandom gal atsakyti, nes šitoks kompleksinis klausimas. Taip, jūs paminėjote svarbos vertinimą, tai svarbą vertinam informacinių sistemų. Reiškia, ten, kur mes renkame duomenis apie, reiškia, įvertinimą tos informacinės sistemos pagal tos teisės aktų nuostatas, tai čia būtent informacinė sistema yra taikoma. Pati informacinė sistema, ką viduje turi, ten reiškia kokius data servisus, duomenų rinkinius ir duomenų pateiktis, tai atitinkamai mums nėra svarbu, nes jį pasislepia tą kepurę informacinės sistemos. Dabar dėl hierarchijos, aš gal pabandysiu dar deketą lentelę šiek tiek atidaryti. Reiškia, jeigu taip žiūrint, schematiškai arba konceptualiai, toks tėvinis
aukščiausias lygmuo, tarkim, yra resursas, o resursą sudaro, reiškia, tokie elementai. Tai yra duomenų rinkinys, duomenų servisas, na, yra ir, reiškia, katalogas, čia per duomenų servisą arba per catalog record ateina. Ir yra, reiškia, dar data set series, bet mes šiuo metu dar nesam įgyvendinę, bet kitais metais kaip ir planuojama irgi įdiegti, bet čia yra didelė esmė. Tai schematiškai atrodo iš esmės taip. Nežinau, gerai, gal dar ką galima paminėti, tai kad reiškia, o čia gal kaip tai siejasi, reiškia, pavyzdžiui, kad duomenų servisas kaip susijęs, pavyzdžiui, su data servisu, tai kad tas duomenų servisas aptarnauja DCAT service dataset, tai reiškia aptarnauja duomenų rinkinį. Tai va šita logika, kad duomenų rinkinys turi, galima sakyti, duomenų servisą. Iš kitos pusės duomenų servisas gali, čia kaip 0 nuo 1 pažymėta, reiškia gali ne vieną duomenų rinkinį aptarnauti, gali duomenų servisas apimti, reiškia, kelis, gal net ir kelias informacinės sistemas. Taip, iš teorijos, žiūrint pusės. Aišku, mes bandom dabar tą visą modelį, kur kurti, tai bandome iš esmės tokį konstruktą daryti, kad informacinė sistema yra toks kaip atskaitos taškas, nes kadangi tai yra ir susijęs su teisiniu reguliavimu. Ir aišku, mes dar žiūrim iš tos pozicijos, kad mes esam to registro LT, tai reiškia tų informacinių sistemų ir registro tvarkytojai, kur mes registruojam informacinės sistemos ir registrus. Tai aišku, mums tas atskaitos taškas informacinė sistema yra aktualiausias ir šis projektas būtent paremtas per informacinės sistemas. Valstybės informacinių išteklių, tai aišku, gali būti įvairių, gali ir be informacinės sistemos egzistuoti, teoriškai gal kažkoks duomenų rinkinys, tarkim, ten koks Moodle, nežinau, dalyvių, kurie gavo diplomus, laikė LSSA, pavyzdžiui, sąrašas, tarkim. Tai jis galėtų būti kaip atskiras resursas, jis nepakabintas po kažkokią informacinę sistemą, bet jis irgi yra resursas. Tai, kitaip tariant, tam europiniam duomenų modelį, kur, reiškia, visos tos duomenų erdvės pagal DCAT yra dabar konstruojamos, reiškia, tokia yra logika, kad tie duomenų resursai, jie gali būti nebūtinai ateiti iš informacinės sistemos. Tiesa, dar gal niuansai, čia gal reiktų lietuvišką dar parodyti jums. Truputį koks yra skirtumas nuo DCAT-o. Reiškia, yra nedidelis skirtumas įvestas, reiškia, ta informacinė sistema, kaip jinai yra pakabinta, jinai yra poklasis katalogo. Ir čia jau yra, unikalus dalykas Lietuvoje, sakykim, bet buvo poreikis, reiškia, tos duomenis surinkti dėl valstybės politikos apskaitos, sakykime, informacinių sistemų. Tai yra, reiškia, renkama ta svarba informacinių sistemų, taip pat tipas, kokia tai informacinė sistema, nes dabar pakito teisinis reguliavimas prieš 2 metus kažkur, registrų nebeliko, atsirado tokios registrų informacinės sistemos. Tai reiškia, ir
yra tie 3 tipai pagal įstatymą nurodoma, kas ir dar Lietuvoje, kadangi yra ELI, tai vadinamas toksai Europos teisės aktų klasifikatorius dar neįgyvendintas. Yra Lietuva ten ir dar viena valstybė tik tai nėra įgyvendinus, bet dabar vyksta tas įgyvendinimas, ar ne, ir tai ten iki, mačiau, 31 berods metų turėtų būti įgyvendinta. Tai kol kas mes čia turim šiokią tokią išimtį, reiškia išvardinta, kokie yra tipai. Reiškia, kokie yra tipai teisės akto. Po to, kai bus ELI įgyvendintas, tai vyks pagal ELI. Tai tokia nedidelė specifika, tarkim, Lietuvoje. Nežinau, kiek paaiškėjo, kiek labiau... Jo, tai labai ačiū. Galiu taip labai, kaip pasakyti, grubiai su pavyzdžiu. Jeigu yra registro informacinė sistema ir jinai yra duomenų rinkinys informacinėje sistemoje ir tie duomenys yra grupuojami, tai grupę aš galiu laikyti, kaip Excel failas yra duomenų rinkinys. Taip. Tai yra loginis, grinai loginis. Jo, loginį, per loginį. Ir jeigu dar galiu tada kitą klausimą, čia kalbu apie transporto priemonių registrą. Europos Sąjungoje yra šakiniai susitarimai, kur keičiamasi yra transporto priemonių įregistracijos duomenimis pagal suvienodintus ir patvirtintus XML, XSD formatus. Tada yra klausimas, ar reikia tokius duomenis apsirašinėti ir juos įtraukti ir kaip juos apsirašinėti, nes galbūt labai keista, kad mes kažką išrastumėm, negu jau yra padaryta. Tai vat irgi klausimas, kaip pildyti. Čia dar jau šiaip iš tikrųjų tada labai paprastėja uždavinys, nes jeigu jau yra tas darbas atliktas, tai tiesiog reikia, į reikiamas stulpelio vietas, tai perkelti. Ta prasme, perkelti tai, kas aprašyta, tą turit omeny. Jo. Ok, tai ačiū. Ir dabar kitas klausimas, gal jau paskutinis, daugiau turiu, bet užleisiu vietą kitiems. Tai dabar yra taip, kad vėlgi apie transporto priemonės duomenis kalbu. Yra registrų tvarkytojai, kurie tvarko tą pačius duomenis, bet teikime tarp institucijų jie nebūtinai dalyvauja. Ar nebus taip, kad tą pačius duomenis institucijos apsirašys skirtingai? Ir tada klausimas, kur yra tiesa. Aš galiu ten įvardinti, kokie ten kiti registrai, kuriuos tvarko kitos institucijos. Tada yra klausimas, o ką jūs imsit, kuo tikėsit, kokiu aprašymu? Taip, labai geras klausimas ir tikrai, kadangi nebuvo tokio, pavadinkim, centralizuoto požiūrio į duomenų valdyseną ir jis iš esmės dabar tik atsiranda, tai tikrai gali būti tokių situacijų, kad už tą pačią master data, už pagrindinius duomenis, tos pirminius, gali būti atsakingos tam tikrais atvejais kelios institucijos. Tai čia vienas atvejis. Kitas atvejis, kad jūs gaunate iš kažkokių pradinių tų pirminių duomenų, tarkim, iš registro gyventojų, tarkim, duomenis, bet jums ten, pavyzdžiui, reikia priskirti, jį pavadinti ten ne gyventojas koks nors, o vairuotojas, tarkim. Čia yra jūsų panaudojimo atvejis, bet duomenų modeliuose, koncepciniuose, tie įeinantis duomenys, jie turės būti, kadangi kiekviena informacinė sistema savo, reiškia, pagrindinių duomenų, tą koncepcinį modelį apsirašys, tai reiškia, lygiai taip pat ir kita institucija turės tą modelį traktuoti, bet jeigu jai reikia dėl savo kažkokių specifinių, tarkim, VMI asmens kodas yra ir mokesčių mokėtojų kodas. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais tada reikės nurodyti, kad tai yra specifinis panaudojimo atvejis, arba application profile angliškai, kur
reiškia, tie duomenys yra interpretuojami truputėlį kitaip, suteikiamas kažkokios kitos reikšmės. Tai aš supratau, mes dar turime nurodyti požymį, ar tai, kaip yra pirminis duomenų, tas angliškai initial, ar ne. Tai, nes ką aš noriu pasakyti, kad tarkim gali būti, kad kelios institucijos tą initial, nes gali jos pačios sukurti arba, kitaip pirminį gauti. Tai, ir gali būti skirtingi panašiai. Ką norėjau, gal nežinau, ar buvo užakcentuota, kad šis projektas yra skirtas pirminio duomenų apsirašymui ir klasifikatorių. Tai kas būtų gal aprašomieji duomenys, man atrodo, lietuviškai jie vadinasi. Reiškia, pirminiai duomenys ir klasifikatoriai. Transakciniai nėra aprašomi šio projekto metu. Tai fokusas yra pirminiai duomenys. Aišku, tam tikrais atvejais yra informacinių sistemų, kur viskas susirenka iš kitų informacinių sistemų, tiesiog toks yra palengvintas katalogas kažkokiai elektroniniai paslaugai, ten, pavyzdžiui, apie valstybės turtą, ten arba, čia man atrodo, su Investuok Lietuva lyg tai buvo tokia situacija, kad, pavyzdžiui, verslininkam toks kaip paketas, kur surenka iš visų registrų informaciją. Tai tokiais atvejais nėra pirminių duomenų, tai tokiu atveju tik tai tada koncepcinė modelį gali atvaizduojama, ką kitos institucijos yra iš šių koncepcinių modelių perkopijuojamos tos dalis, kurios yra pas jūs importuojamos. Tai tada paprastėja tas uždavinys, kaip pasakyti. Bet idėja yra, kad duomenys turėtų ateiti iš pirminio šaltinio ir ta tiesa turėtų būti pas tą pirmąjį, o tas pirmasis turi būti būtinai teisės aktais įgaliotas. Kartais nutinka tokių situacijų, pavyzdžiui, kaip su Sodra, tarkim, kalbėjomės, nutinka tokios situacijos, kad, pavyzdžiui, asmuo yra įregistruojamas, tarkim, ligoninėje, nes, pavyzdžiui, važiavo žmogus užsienietis pro šalį Lietuvoje, ten nusilaužė koją, tarkim, ir reikia jį pagydyti, ir tokiu atveju tas pirmas kontaktas, nes jis nei gyventojas, tiesiog Šengeno pilietis važiavo pro šalį, tokiu atveju sistemose atsiranda pirmas tas taškas iš medicininio e-sveikatos, sakykime, ateina ir tada ir vėlgi kompensavimai, skubi pagalba, įsijungia tokie įdomus mechanizmai, tai aišku, kai kas dar turės susitvarkyti, teoriškai pagal visą tvarką vis tiek turėtų matyti registruotis į tuos registrus, kurie kaip ir atsakingi, nes e-sveikata kaip ir nėra skirta užsieniečių registracijai, bet gali būti įvairių situacijų. Bet tikslas dabar mes pabandom įsidentifikuoti master data, jos apsirašyti. Jeigu yra naudojami iš kitų informacinių sistemų, tada, kai visi apsirašys, tada bus galima pasipildyti koncepcinius modelius, reiškia, kokie duomenys yra gaunami iš kitų informacinių sistemų. Ačiū labai, Martynai, už atsakymus. Dėkoju. Taip, Miroslavas, matau, kelia rankai. Taip, sveiki, Miroslavas iš APVA. Pirmas klausimas, duomenų rinkiniai, tai čia, ta prasme, kas yra atiduodama iš mūsų sistemų, taip suprantu? Ar ne visai? Supaprastintai kalbant taip, tik reiškia, čia priklauso, kiek daug jūs atiduodat. Jeigu labai daug atiduodat... Ne, tai žiūrėkite, tai mes realiai mūsų sistemos neatiduoda duomenų. Apskritai nėra jokių API, nėra jokių web servisų. Ta prasme, yra naudojama projekto administravimui. Ir dabar vienas klausimas iš karto būtent dėl tų duomenų rinkinių. Buvo projektas toksai ir yra nacionalinis duomenų ežeras. Buvo nuimtos meta duomenų ir struktūros, ta prasme, nuo duomenų bazės įrašų. Ta prasme, padaryta techninė jungtis, esant poreikiui duomenys gali paimti VDA. Čia
galima sakyti, analogiškai kažkas tokio, ar visiškai į priešingą pusę? Na, tai yra, jo, VDA yra truputį kitą uždavinį sprendžia. Taip. Sakykime, jie pildo labai nedidelę dalį tų metaduomenų. Mes su jais, reiškia, dabar derinamės tą centralizuotą paėmimą tų visų duomenų, ką jie yra sutvarkę. Tai ten mes jau pasidarėm tokius su VDA komanda vertinimus, tai iš esmės, kas yra padaryta, tai tokia pirminė inventorizacija, tai yra, kas tas laukas yra, reiškia jo pavadinimas, kažkoks aprašymas, tai ten gal kažkokie techniniai parametrai, ar ten skaičius, reiškia, tai labai minimali ta informacija. Dabar, kas liečia D4 pildymą, tai iš vis tų duomenų VDA dabar nekaupia, tai nebent keli laukai, ten, pavyzdžiui, informacinės sistemos pavadinimas, kur tiesiog keli laukai, ir reiškia, iš tos visos lentelės keli laukai, tai čia šiuo atveju, šitoj temoj, reiškia, neišeina iš VDA, tarkim, paimti tų duomenų, kad jums sumažinto darbą. Tai VDA iš mūsų, jiems taip, jie būtinai, jums tos duomenys, jie labai reikalingi ir susitvarkys, reiškia, pagal tą europinį duomenų modelį, bet jį reikia padaryti vieną kartą ir ateityje, bet kokį jūs, tarkim, reikės atvirų duomenų rinkinį kažkokį paskelbti, jūs jau kabinat iškart prie tos, jeigu iš tos informacinės sistemos ateina, tai iškart jūs jau galite prikabinti pagal tą europinį duomenų modelį, iškart prikabinti į reikiamą vietą tą rinkinį. Jis nebus toks pasimetęs kaip našlaitis, reiškia, kaip gali būti. Ten vėlgi su užsieniu ten bus kažkokios partnerystės, tarkim, reikės keistis duomenim, tai vėlgi jūs jau ateinat pagal europinį modelį sutvarkyti šitie duomenys, iškart paprasčiau yra integruotis jūs. Vieną kartą padarom tą darbą ir jis bus padarytas. Ir tas D4 iš esmės labai retai, kada ten keisis, ten gal galės būti pildomas ten naujais servisais kažkokiais, ar ten kažkokių naujų rinkinių ten, tarkim, atsirastų, tik tokiais atvejais jis bus keičiamas, bet šiaip iš esmės jis toksai užpildai vieną kartą ir pamiršai. Nes čia, pavyzdžiui, aš taip suprantu, kad kaip pavyzdys buvo duotas adresų registras, tai ten viskas aišku, paskirtis viena, kažkokie kaupiami duomenys apie žmogų, adresą, savivaldybę ir taip toliau. Pas mus, pavyzdžiui, labai daug yra duomenų apie projektus administruojamus. Ir labai didelė dalis duomenų papuola po BDR reikalavimais. Dabar klausimas. Jie bus kažkur tai, esant poreikiu atiduodami, o kaip čia su teisės aktu tada? Kas liečia D4, tai yra tokia administracinė, iš esmės, administracinė pusiau techninė informacija, metaduomenys apie informacinę sistemą ir kokie duomenų rinkiniai, kokios yra duomenų paslaugos prieinamos. Tai čia yra metaduomenys, jie niekaip nėra susiję su pačiais duomenimis. Tai iš tos pusės šitas D4 lygmuo yra visur viešas. Paskui, kai lendam jau giliau į tą DSA, sakykime, sritį, tai ten metaduomenys, jie šiaip, kažkokių asmens duomenų viduje savyje neneša, bet, pavyzdžiui, gali dėl kažkokios tarnybinės paslapties, sakykime, galbūt nenorima rodyti viešai, kad kažkokie galbūt duomenys yra tvarkomi. Tai tokiais atvejais irgi bus galima nurodyti apribojimą, kad tie metaduomenys prieinami tik tai, reiškia, pagal sutartis. Reiškia, tik tai tie, kas turės teisę prieiti prie jų, tik tai tie ir galės. Tai čia metaduomenų. O duomenų pačių, tai duomenys, jie jau DSA lygmenį yra klasifikuojami ten
ar jie, reiškia, pagal sutartis, ar jie iš vis, tarkim, kažkokie vidiniai sistemos ir net niekam nerodomi, ar jie yra, tarkim, atviri. Tai jeigu pagal sutartis nurodoma, tai atitinkamai, kol nebus sudaryta sutartis, tol tų duomenų niekas negaus. Dabar, kaip techniškai bus realizuota, tai kuriamas tas išmanių sutarčių modulis ir kažkur, planuojam, kad iki projekto pabaigos turėtų jisai jau kaip ir funkcionuoti visas. Tai tokiu atveju, reiškia, kai bus iš jūsų pusės tam pasirašyta su duomenų gavėjų sutartis, tą sutartį, reiškia, įkelsit pas mus automatiniam įgyvendinimui, tik tokiu atveju bus suteikti prisijungimo kodai pagal, reiškia, sutartį nurodytą tą prieigos laipsnį, ten, reiškia, prie kokių duomenų gali prieiti. Tai tik tai tada galės prieiti. Bet aišku, tą sutartį pasirašymą, tai čia procedūros iš esmės išlieka kaip ir dabar, tai turės matyti jūsų institucijos ten teisininkai įvertinti, ar turi pagrindą, tai turi tada, reiškia, pasirašinėti. Tačiau daugiau gal su deketu mažiau susiję, su platesnis gal projekto klausimas. O dabar žiūrėkite, dar vienas klausimas. Labai daug duomenų mes gaunam per integracijas iš kitų sistemų. Iš tų pačių registrų centras, VMI, Sodras, PISas, Kotis ir taip toliau. Ir jie visi sugula pas mūsų duomenų bazės. Dabar kaip su šitais? Pagal duomenų teikimo sutartys, aš taip, kiek ten esu susipažinęs pats, nelabai mes galim tuos duomenys, net į tą patį atvirų duomenų portalą atiduoti. Ne, tai dar paminėsiu, duomenų niekam neatiduoda, čia yra apie metaduomenys. Bet, ta prasme, vis tiek, ar man tada, tą patį parašant duomenų rinkinį, man, pavyzdžiui, rodytų, kad ten ateina, nežinau, transporto priemonės vynas, transporto priemonės ten kažkoks identifikatorius ir taip toliau. Arba ten, nežinau, žmogaus teistumas, nors čia yra iš kitų registrų duomenys, kaip pavyzdys. Tai jūs aprašinėjat tą master data, taip vadinamą, tos pirminius duomenis, už kurios jūsų informacinė sistema yra atsakinga. Reiškia, ten nuostatose būna nurodyta ta informacinė struktūra, man atrodo, vadinasi. Taip. Jo, tai iš esmės jūs tai aprašote ir ten būna nurodyta, kokie duomenys yra gaunami iš kitų ten registrų informacinio sistemų. Tai ne, tai jau jie nėra objektas, reiškia, supratau. ateity koncepciniam modelį, kai visos informacinės sistemos apsirašys, reikės pasipildyti, bet tai, matyt, vyks ne šio projekto metu, jau tiesiog natūraliai gyvuojant informacinės sistemai, pasipildyti, iškopijuoti, reiškia, nueiti į tos konkrečios informacinės sistemos koncepcinį modelį, pasižymėti, reiškia, tas klases, savybės, kurios ten pas jūs ateina ir tiesiog įsikopint pas save į duomenų modelį ir pažymėti, kad ateina iš, pavyzdžiui, adresų registro, tarkim, adresas. Supratau. Gerai, ačiū labai tada už atsakymus. Dėkui. Aukse. Sveiki, malonu matyti. Labai trumpa reakcija klausimų dar turėsiu, bet matyt vėliau ir gal konkrečiai kuratoriai mūsų. Išgirdau Eli pavadinimą, tai tik trumpai noriu informuoti, kad taip Seimo kanceliarija kaip valdytojai daro taiso. Tai dalyvaujam Eli darbo grupės susitikimuose, esame traukti į task force, tai dirbam šituo klausimu. Tai prisijungsim tikrai, tik noriu iš karto perspėti, kad apimtis prisijungimo kol kas tikrai nebus tie visi 4 ramščiai, nes tam patys suprantat, reikia visai kitokių duomenų negu tokius, kokius mes dabar turim, ar ne, nes ten einam jau į struktūrą, straipsnių ir dalių lygmenių, tai to kol kas mes negalėsim, bet bent pirmą, antrą ramstį, tai tam žemėlapį
bent va šituo einamuoju laiku, tai planuojam nusispalvinti. O Aukse, aš ten mačiau jūs ir Akomantoso, lyg tai esat nusimatę įgyvendinti, ar ne? Ir ten lyg mačiau pagal tą laiko skalę kažkur ten vos ne 6 metam į priekį suplanuota darbų. Taip, Martynai, bet 6 metam tai mes kalbam apie absoliučiai visą sistemos paleidimą su išoriniu vidiniu portalu ir su veiklos procesais. Bet konkrečiai apie duomenų migravimą ir duomenų struktūrą, tai mes turim vilties šiek tiek anksčiau šitą pasidaryti, tai tikrai nekalbė. Čia kažkas mikrofoną. Prašau, Jovita, įsijungs. Kažkas, žodžiu, tai šitą esam anksčiau numatę, bet pats supranta, daug pažadų, tiksliai datai negalim pasakyti, dėl to, kad dalykai yra susiję su duomenų migravimu, o jie kartais gali iškrėsti įdomių dalykų. Tai, bet žinia tokia, kad dirbam dėl ELI bent pirmus porą ramsčių kažkada artimiausiu metu, o toliau tada, kai turėsim teisės aktus jau sumigravę į kitą struktūrą. Tai bet, žodžiu, vis tiek informuosim, matyt, visas institucijas visą apie progresą. Gal iš mūsų pusės taip duomenų, reiškia, gal toks prašymas, jeigu yra galimybė, tai informacinių sistemų nuostatus ir tos specialiuosius įstatymus, kur registrus įvairius reguliuoja, jeigu išeitų anksčiau į ELI perkelt, nes pagal šį standartą mes dedame tas nuorodas į teisės aktą ir pagal europinį modelį turėtų būti ELI, bet kol nėra, tai dedame taro. Tai jums tiesiog reikalinga ELI nuoroda? Taip. Tik tiek, nepaisant to, kiek ten duomenų bebūtų, ar ne? Kiek ten mes paruošę su tą ELI nuorodą paduoti. Taip, tiesą sakant, mes nesam numatę kažkokio išskirtinumo, kad tik tai ta grupė turėtų turėti ELI nuorodas, tai ambicija yra, esame apsirašę visiems skelbiamiem teisės aktam, bet taip, jeigu įgyvendinant prieisim prie grupavimo, tai faktas, kad įstatymui matyt bus ta pirmoji dalis. Ir dabar aš, Martynai, prisimenu jūsų laišką, į kurį neatsakiau, bet dabar tą patį pasakė, tai... Ačiū tada jums. Taip, Šarūnai. Sveiki. Aš ten ir čiate įdėjau tos klausimus. Tai vienas gal pagrindinių toksai yra neaiškumas, nes turim duomenų rinkinius. Ir pavyzdžiui, tai yra, tarkim, informacija apie tą vaiko teisių pažeidimus ir nuorodą į vaiką. Mes teikiam į duomenų ežerą tos duomenys, bet ten jau kodas asmens yra pakeičiamas. Realiai mes turim tą patį rinkinį, bet mes jį keičiam kiek kitokį. Tai klausimas yra toksai. Jeigu mes turim, tarkim, tarnyboje savo rinkinį, bet pagal skirtingas sutartis mes teikiame fragmentus to rinkinio, kaip tada tas specifikuoti ir pateiktis, ir pateikčių naudotojus, ir tų naudotojų teisės, ir ar gali tada tas rinkinys būti kažkaip siaurinamas, kaip pavadinti poeibį ir specifikuoti, nes aš suprantu, kad čia DKT tas turėtų būti svarbu. Labai geras klausimas. Taip, čia gali būti keli sprendimo būdai. Vienas būdas daryti skirtingus tos datasetus ar duomenų rinkinius. Reiškia, kitas variantas leidžia pagal tą teoriją, pateiktis gali duomenų rinkinį apriboti pagal tam tikrą skaupą, pagal tam tikrą apimtį, pavyzdžiui, ten laikotarpį, nežinau, kažkokius tik specifinius laukus pateikti. Bet atitinkamai tada reikia nurodyti aprašymę tos pateikties. Kaip DKT tai prašyti? Čia net klausimas, kaip paprašiau, gal kaip duomenų rinkinys net, turint omeny dar ir teisės deklaruoti. Galbūt siūlyčiau net per skirtingus duomenų rinkinius tokiu atveju.
Bet ten matot kartosis, nes mes su savivaldybėm dirbam, su ežeru dirbam, su kitais ir kiek mes turėsime savo licenzijų, teiksime tiems duomenų naudotojams. Faktiškai kiekvieną kartą išsipjaus kažkas skirtingo. Tai mes panašią situaciją turėjom su registrų centru, kaip pavyzdžiui, jie ten iš JARO, reiškia juridinio asmenų registro, teikia labai įvairias duomenų paslaugas. Ten, reiškia, vienur pilnas išrašas, kitur ten kažkoks mažesnis, trečiu dar mažesnis, šis ten kokie atviras duomenys. Tai tokiais atvejais, kaip mes dirbame su registrų centru, tai aprašomas tik tai tas labiausiai išplėstinis, tai pavadinkim, kuris apima daugiausia, reiškia, tų duomenų. Tas būtent plačiausias, reiškia, nes mums visiškai, reiškia, kaip kuriama ta duomenų paslauga, tai, reiškia, jeigu jinai žinos, kur kreiptis į duomenų bazę ir paimti tos duomenys, tai, reiškia, toliau visiškai nesvarbu. Svarbu, kad būtų tas kelias nurodytas. O dabar ką atiduoti, tai reiškia, kokie tie skaupai, kokios apimtis, reiškia, kad vienai organizacijai ten atiduok tik tai vardą, pavardę ir gimimo datą, ten trečiai dar ir adresą. Tai čia jau yra konfiguracijos, kurios per duomenų sutartis bus tie skaupai aprašomi ir nurodomi. Reiškia, techniškai tas pats duomenų servisas leis, bet tas duomenų servisas, jisai tikrins, koks skaupas yra nurodytas, kokia apimtis. Ir tik pagal tą skaupą prileis ir grąžins tos duomenys. Jeigu prašys ne pagal skaupą kažkokių papildomų duomenų, atsakys klaidą. Nes kaip aš suprantu, tų automatinių sutarčių kontraktų, smart kontraktų ambicija ir yra, kad, reiškia, vis dėlto DKETO aprašymo pagrindu paskui būtų tiesiog pasirašoma, tai faktiškai tas tada nustatymas tų poibių, jisai turės kažkaip tai, jau turės būti galima operuoti. Taip, DKETas plus duomenų struktūros aprašas, nes tas duomenų struktūros aprašas, kalba čia sutartim, kad didžiausią reikšmę vaidina, tas DKETas labiau kūri, tas laukas, kol tu pakliūni iki to jau domens, kad čia, tarkim, registrų centras, adresų registras, ten koks nors ten asmens klasė, ir ten jo savybė, ten koks nors vardas. Tai reiškia, tas visas kelias, reiškia, iki duomenų rinkinio yra jis atvaizduojamas DKETe, o jau toliau, reiškia, kad tai yra asmuo ir kad tai yra jo savybė vardas, jau yra DSA dalis. Kaip sakyti, DSA yra gilin, nerimas jau į dar gilesnį lygį duomenus. Ok, suprantama. Tada dar su tuo susijęs ten paskutinis klausimas, kur vis tiek, reiškia, mes turime 3 dalių, reiškia, tos savo rinkinius, duomenis, tai vienus mes galime teikti kitiems, tarkim, pagal sutartis, aišku, ne atvirai, kiti yra tik vidiniam naudojimui, treti yra gaunami iš išorės, kaip ir sakė, iš registrų, iš kitur. Ar antrą ir trečią savus ir iš kitur gaunamus kažkaip DKETe specifikuoti yra prasme reikalinga, nes valdysenoj duomenų tai reikalinga, bet ir paskui klausimas, ar mes, reiškia, savo originalius duodam ar ne, tai aš suprantu, kad tas gali būti reikalinga net ir ką mes gauname. Taip, dėkui. Reiškia, yra tik deklaruojamos informacinė sistemų ryšiai, reiškia, iš ko jūs gaunate, o ką gaunate, tai nėra deklaruojama. Ten tik vėliau, kaip minėjau, ten koncepcinėse modeliuose tai atsivaizduos, bet tai jau ne šio projekto ribose. Jo, bet jūsų fokusas yra master data, tai yra už ką jūs esate atsakingi, už tos pirminius pagrindinius duomenis, bet ką jūs, tarkim, nežinau, ten apie vaikus, pavyzdžiui, kažkokią informaciją, tarkim, jūs pirmieji, pavyzdžiui, surenkate kažkoks pažeidimas ar ten, nežinau, dar kažkokia informacija, tai kur jūs esate pirmieji, pirmasis tas šaltinis, tai čia yra master data jūsų. Jeigu kažką gaunat vardą, to vaiko gaunat kažkokį registrą, ne, čia nėra, bet ar gali funkcionuoti be vardo, be kažkokios identifikacijos, turbūt negali, vis tiek reikės atvaizduoti. Taip.
Okay. Ir paskutinis tada tas, vis tiek dabar aš suprantu, ta banga eina ir dabar tų dakatinių aprašymų atsiranda gerų, tai ir į projektą šitą mes ėjom irgi su ta mintim, kad galima bus pasižiūrėti, tarkim, kokius top 5 ar panašiai gerai aprašytų sistemų pavyzdžius, tai šitas klausimas dar atviras nuo pat pradžios lieka ir jeigu tik tais būtų gerai, kur šiaip apskritai tie, nes jie atvirigi tie aprašymai, kur juos galima rasti. Jos neužilgo rasite data.gov.lt, tik dar vyksta, kaip pasakyti, programuotojų klaidų taisymo etapas, kai jos bus ištaisytos, reiškia atsinaujins tas portalas, jisai turės tokius 2 funkcionalumus. Atviras, Lietuvos atvirų duomenų portalas, kaip buvo, bet ir atsiras papildomas, taip pavadinkim, funkcionalumas tų uždarų duomenų. Tai tokiu atveju tenai jas bus galima matyti, o dabar, kol to nėra, tai yra, aš gal pasidalinsiu tą GitHub, kur yra sukurta. Matėsi Marijampolės yra ir panašiai, tai vat kokius 5 įvardintumėt, ką verta žiūrėti ir galėsim rasti? Aš gal dar parodysiu gal tokius niuansus, kur galima surasti. Tai yra, jūs turite matyti, reiškia, šitą projekto lentą. Ir iš esmės, ten, kur yra patvirtinta informacija, tai jau reiškia, jinai yra priimta. Dar yra nemažai šiuo metu dar tikslinama, bet manau, greitų metu registrų centro ir sodros šitie daketai bus irgi perstumti į patvirtintą pusę. Tai iš esmės mes siūloma arba tai pasižiūrėti, o kaip čia rasti, tai reiktų nueiti. Žinau, čia aišku, jeigu GitHub'u nesinaudojat, gali būti specifika, bet... Naudojamės. Jeigu linką dar paduotumėt, tai visai gerai būtų. Tai reiškia ten... Kadangi per šakas yra įkelinėjama, tai reiškia tenai tada galima pasižiūrėti per šakas nuėjus. Čia jie yra visi kaip pull requestai, tai kai mes priemam, tada jau, pasakyti, priemam tą, aš atsiprašau, kad tos angliškus žodžius, net nežinau, kaip išversti, reiškia, tos pull requestus mes priemam ir tada jau jie atsiranda toj metadata, reiškia, repozitorijoje, reiškia, čia rasite tokiu atveju, pasirinkę kažkokią informacinę sistemą, reiškia, turės ten atsirasti tas dokumentas. Irgi toksai būdas. Dabar kadangi šita yra uždara repozitorija, tai, reiškia, per koordinatorių reikia atsiųsti savo GitHub prisijungimą arba elektroninį pašto adresą, mes tada prijungsim jūs prie šio projekto. Ar nesat prisijungęs? Jeigu nuorodėlį įdėtumėt chatą, nuorodėlį. Tai tada jau atsirinksim. Oi, kaip gerai, kaip ačiū. Dėkui labai. Taip, atrodo, įsimetė. Taip, čia tada gal, jeigu su Rima dar, ar ne? Rimas kelia ranką. Taip, sveiki, dėkui už pristatymą ir turbūt mano klausimai bus susiję irgi šiek tiek su pasitikslinimu prieš tai, ką diskutavote. Ir pirmas klausimas susijęs dėl tų galbūt daro duomenų ir galbūt tikrai, kur yra informacija konfidenciali ir minėjot, kad tą galima būtų pažymėti. Tai vat mano klausimas yra tikslinantis.
Jeigu mes, tarkim, nujaučiam, kad ta informacija yra jautri ir mes nenorėtumėm, kad ta informacija atsidurtų dekete, kaip mums tą atvaizduoti ir kur tą pažymėti reikėtų? Šiaip deketo duomenys kaip ir jie yra vieši. Tada gal, reiškia, informacija, kad yra tokia informacinė sistema, jinai kaip ir viešai, ir per teisės aktus prieinama, ir registre. Tai kažkas čia slapto ne. Tada gal kas galėtų, nežinau, per duomenų rinkinių pavadinimus, gal svarbu juos pasižiūrėti, kad kažkokios jautrios informacijos neatskleisti, gal tada labiau tokie apibendrinanti, tiesiog duomenų rinkinys ir viskas, teikti tą pavadinimą ir gal aprašymuose atkreipdėmėsi, kad nebūtų tos jautrios informacijos, bet šiaip deketo duomenys yra vieši. Kas liečia duomenų struktūros aprašą, DSA, tai čia jau yra kita kalba, gali būti, jisai gali būti teoriškai ir visas neviešas, jeigu kažkas teikiama kitam valstybiniam institucijom pagal sutartis, tada gali būti rodoma, gali būti nerodomi metaduomenys, tik tai, pavyzdžiui, sudarius sutartį su jumis metaduomenys tada parodomi pagal sutartį, reiškia, nurodytas tas kategorijos, kurios galima metaduomenys parodyti. Tai čia yra tokie niuansai ir tai tie aspektai visi yra sužymimi DSA faile. Reiškia, ten yra toks vienas stulpelis, Disability, man atrodo, vadinasi, jeigu gerai pamenu, tai būtent tenai klasifikatorius pasirenkamas, ar tai apribotos prieigos ar viešos, būtent metaduomenys, apie kalbą. Ačiū. Ir tada antras klausimas galbūt susijęs su tais duomenų rinkiniais. Turime vieną sistemą, kuri yra šiandien dienai uždara, bet tikrai galima tuos duomenis būtų atverti ir padaryti prieinamus kitiems. Ir ta dabartinė sistema, jinai tarnauja surinkti informaciją iš energetikos įmonių ir, tarkim, turime 4 sektorius - elektra, vanduo, šiluma, dujos ir ten teikiamos yra ataskaitos. Ir, tarkim, jeigu kalbėtumėm apie elektros sektorių, tai kaip pavyzdys mes gaunam informaciją apie jų sąnaudas, gauname informaciją apie, tarkim, elektrinių tipus ir gauname, tarkim, apie generaciją. Tai ar šiuo atveju, tarkim, ar teisingai suprantu, kad, tarkim, jeigu turim pajamas sąnaudas, turime generaciją, turime dar kažkokius kitus duomenis, tai yra atskiri duomenų rinkiniai, kuriuos mes turėtumėm prašinėti? Jeigu gaunat iš kitų institucijų, tai greičiausiai iš kitų informacinių sistemų turbūt ateina. Ne iš informacinių sistemų, tai yra mūsų nustatytos formos, kurias teikia reguliuojami ūkio subjektai. Ir mes turbūt esam kaip pirminiai tie duomenų gavėjai, kur administruojam visą informaciją. Tai tokiu atveju, žiūrėkit, gali būti ir vienas duomenų rinkinys, tam duomenų struktūros apraše tiesiog yra pagal klases, reiškia, galima paskirstyti, yra ir toks base, reiškia, laukelis, kur dar labiau atskiria, tokius kaip grupės, klasių, kaip pavadinkim. Tai galima tenai susiskirstyti, reiškia, gali tiesiog vienos informacinės sistemos, įvairios klasės tiesiog išsidėlioti duomenų struktūros apraše vienam, tai nebūtina kažkaip skaidyti vien dėl to, reiškia, tą duomenų rinkinį. Bet jeigu jums būtų paprasčiau, galima ir suskaidyti. Tai čia tinka ir toks variantas, iš esmės, čia daugiau tas kaip dizaino ir įgyvendinimo dalykas. Ačiū labai. Taip, Barbara? Aš jau uždaviau tą klausimą, turbūt ir atsakė, nes iš esmės turbūt likęs tik tai vienas dar patikslinimas dėl analitinių sistemų. Jeigu mes toj sistemoje kraunam duomenis iš įvairių šaltinių,
Ir, kaip ir tokia daroma ar ataskaitos, ar tam tikros atvaizdavimai, tai jos rinkinių, jinai savo rinkinių neformuoja, tų master data, kaip sakė, tai vadinasi, jos aprašymo nebereikia. Vienintelis tik tai pačios sistemos pagrindinę info reikia tikriausiai suvesti. Taip, pačios sistemos pagrindinė, nebent kažkokį jūs sukuriat produktą, tai pavadinkim, apdorojat kažkaip informaciją, sukuriat kažkokį naują informacijos tokį kaip vienetą, kurio gali Ne, ten reikėt. jeigu ir sukuriama, tai iš esmės sukuriami identifikaciniai laukai ir daugiau nieko. Tai gali būti iš, sakykime, net ir ar klausimas, ar tai būtų logiška užpildyti 5, tai yra vieną rinkinį, kuriame būtų 5 rodikliai, kuriuose būtų vietoj atskirų laukelių, tai susumuotas. Tikrai turbūt čia ne tas tikslas. Taip, čia gal nėra tas tikslas, nebent jau egzistuoja kokia duomenų teikimo sutartis, kuris teikia, tarkim, tokius duomenis. Jeigu ne, tada ne, tai iš tikrųjų nėra tas tikslas. Ir tada pačią sistemą reikėtų apsirašinėti, tą pagrindinę informaciją reikia, ne? Ne, pagrindinę reikėtų. Supratau. Ir tas pats turbūt, ką ir klausiau, kad iš kitų institucijų gaunamus duomenys mes jau neaprašom, mes tik tai orientuojamės į tai, ką mes patys esam kaip pirminiai šaltiniai. Nebent juos kitaip interpretuojat, kadangi jūs iš VMI, tas pavyzdys, kaip asmens kodas tampa mokesčių mokėtojų. Bet čia bus mokesčių mokėtojų registro informacinės sistemos duomuo, tai kitose sistemose tai jau neturėtų būti dubliuojamas aprašymas. Ir jeigu mes teikiam kažkokius tai duomenis, tai vėlgi klausimas, ar jeigu perteikiam kitos institucijos duomenis, ar mes turėtumėm juos čia aprašyti ar ne? Šiaip tai, aišku, pagal tą gerąją praktiką ir tą principą, ir tas Europai dabar labai once only yra akcentuojamas. Reiškia, tai, kad duomenys turėtų būti renkami tik vieną kartą, aišku, atitinkamai tas tiesos taškas ir atsiranda toj vietoj, kur jie yra renkami. Kad kitos institucijos pasidubliuoja, tai tada ir atsiranda tie, nesutapimai, tai pavadinkim, duomenų. Ir teikti, pavyzdžiui, tarkim, pas jūs atsinaujina, tarkim, kartą į parą, ne? Tai arba yra konkretus atvejis, ką atsimenu, tarkim, žmona po santuokos keitėsi, reiškia, pavardę, tai negalėjo 10 dienų gauti elektroninių paslaugų. Tiesiog kol suvaikščiojo tarp visų informacinių sistemų duomenys apsiapdeitino, tol reiškia, negalėjo tiesiog gauti, nes nematė sistema, reiškia, tokio asmens. Tai, reiškia, pagal tą gerą praktiką tai turėtų visada, reiškia, vienoje vietoje, tai pirminiai, kuri yra atsakinga už tos pirminius duomenis, į ten kreiptis ir tokiu atveju naudotis tais duomenim. Neturėtų būti kažkokie tarpininkai, kurie, gal su kažkokiu išlaikymu. Istoriškai gali būti ir tokių variantų, kai perteikiama, nes dažnai institucijos akcentuoja arba akcentuodavo, kad jūs čia VMI turit vos ne visus duomenys, tai pateikite. Tai, ta prasme, aš suprantu, šiandieniniai situacijoje mes jau tokių perteikimų neduodam ir tik tai savo rinkinius, bet neišvengiamai tai gali taip atsitikti ir kitose institucijose. Tai tada, kaip ir vėlgi, nėra prasmės, turbūt tik tai reikia orientuotis tikriausiai visiems į master data, kadangi ryšių mes šiai dienai turbūt nenustatom ir dabartiniam projekte, tai tik į tos master data ir
tikrai negalima bus sulyginti su tvarkomais duomenims, nes ką jūs minėjot nuostatose, tai bus tikrai neatitikimas, nes nuostatose turi būti aprašyti visi tvarkomi duomenys. Tai, o šiuo atveju mes aprašysim tik tai dalį tvarkomų duomenų. Ačiū labai. Martynai, aš atsiprašau truputį, Viktorai, kadangi prie Barbaros tai užlysiu prieš jos. Martynai, man irgi tada klausimas, man vis tik norėtųsi, kad jūs įvardintute dokumentą, kuriuo vadovaujantis reikėtų daryti šitą užpildymą. Prie ko aš vedu, ar ne? Nes dabar vieni kalbam apie nuostatus, ką iš šito aš klausiau, aš truputį tokio iš aukštesnio galbūt požiūrio, nes man vis tiek reikės, kaip sakyti, tą paaiškinti žmonėms, kurie tą lentelę pildys, duomenų valdymo įgaliotiniai ar komanda kažkokia bus, jūsų pagalba. Tai pagrindinis dokumentas, į kurį visi vis tik turėtum orientuotis, yra kas? Nuostatai, specifikacija ar duomenų teikimo sutartys, kurie duomenų teikimo sutartys gamina, kaip sakyt, atitinkamus tuos produktus. Ir į duomenų teikimo sutartį gali įeiti duomenys iš įvairių informacinių sistemų, iš mūsų tvarkomų duomenų. Tai visgi, kad visi vienareikšmiškai suprastum ir po to, jeigu visom institucijom reikėtų grįžti prie to klausimo, kad visi vienareikšmiškai tą vienodą požiūrį turėtum. Aš nežinau, gal kitiem tų klausimų nekilo, bet man šitas klausimas, kaip sakyti, yra. Taip, labai geras klausimas. Tai reiškia, deketinius duomenis pildant, tai užtenka pilnai nuostatų, nes visą, gal gerai, datasetus, duomenų jungčių pavadinimus, patikčių gal pavadinimus ar aprašymus, galbūt iš techninės specifikacijos ateitie laukai, bet šiaip iš esmės šitiem deketiniam duomenim, tos formos, dėl kurios susirinkom šiandien aptarimui, tai užtenka pilnai nuostatų. Jeigu lendam į DSA lygmenį, tai yra duomenų struktūros aprašo lygmenį, tai čia reikia kuo tikslesnės informacijos. Tai tada jau techninė specifikacija gal yra kažkokie, nežinau, užsakymo techninė dokumentacija, ten pirkimo techninė specifikacija, tarkim, kaip rangovas darė, ar kažkokie priėmimo, tarkim, dokumentacija buvo perduodama, tai tada ta visa dokumentacija kaip ir irgi tampa svarbi. Bet dekete tai reikia nurodyti tos teisinius šaltinius. Tik tai nurodom nuostatus, specifikacijos nereikia nurodyti, nes tai nėra teisinis šaltinis. Gal ką reikia, tarkim, prie duomenų servisų, ten reikia nuorodą į aprašymą to duomenų serviso. Tai tokiu atveju kartais nėra kažkokio standartizuoto duomenų serviso, bet būna duomenų sutartis arba kažkokia šabloninė duomenų sutartis. Ir toje duomenų sutartyje ten koks nors priedas būna arba net pačiam tekste paaiškinta, ką reiškia vienas laukas, ar jie ten privalomi, kaip ten tas servisas veikia, reiškia, tai atitinkamai tada galima į tą sutartį šabloninę, matyti, nuvesti. Tos privačios sutartys neturėtų būti deketo dalis. Ačiū. O Martynai, dar mačiau klausimą ir kolega rašė, kad tiesiog mes irgi esam pasirašę sutartį, kad turėsim jūsų pagalbą vykdytojo, tai kada būtų galima jos tikėtis. Žinau, kad dar nesibaigė pirkimo procedūros. Tai baigsis tada, kai baigsis užpildymo terminas, ar ne? Tikėtina. Čia gaila, nėra kolegės. Aš tiesą sakant... Aš gal galiu, Martynai, pakomentuoti, nes aš jau susižinojau, tai turėtų per artimiausią mėnesį, ką Martynas teisingai pažymėjo, dabar vyksta dar procedūriniai
visi reikalai ir tikėtina per artimiausią mėnesį netgi planuojama iki spalio pabaigos, bet čia gal tokia optimistinė data. Dar irgi gal trumpai pakomentuosiu dėl to klausimo, kuris susilaukė daugiausia laikų, būtent ką jūs dabar ir priminėt, galvojau, galbūt atsakysime elektroniniu paštu, bet būtent DACAT app, šitos formos, kurią dabar komentuojam, pildymas yra priskirtas kaip partnerio veikla. Tai pagalba iš mūsų paslaugos teikėjo turėtų būti, jeigu ir bus minimali ir tik tai išskirtiniais atvejais, nes Martynas gal papildys mane, bet tai yra, kaip ir supranta, daugiausia kiekvienos institucijos veiklos žmonių, kurie dirba su ta informacinė sistema, ją išmano žinių lauko klausimai. Tai mes užtat ir to jungtinės veiklos sutartyje, būtent prie šitos veiklos ir dar keletos esam nurodę, kad šitą darbelį turėtų atlikti partneris savarankiškai su mūsų būtent VSSA paslaugos teikėju. Aišku, jeigu ten matysim, kad kažkas kliūna, dar kažkas, tai galbūt atsiradus paslaugos teikėjui iki termino nurodyto ar pratęstus terminą, tai padės užpildyti jis ar mūsų kažkurie iš darbuotojų. Martynai, papildyk, jeigu reikėtų dar mane. Turbūt reikės, aišku, bent mūsų ūkį, tai aš manau tikrai, nes ne vienas yra refinis projektas ir visų laikas yra tas pats, tai tie resursai skirti tam darbui, jų tikrai reikia nemažai. Tai Mūsų dar irgi gal buvo rašyta ir sakyta, kiti partneriai, kurie jau, sakykime, atliko DACAT pildymą ar jau procese, tai tas darbelis berods ar ne, Martynai, apie 18 valandų, ar ne, didesnės informacinės sistemos trunka vienos DACAT app formos pildymas, jeigu aš teisingai pamenu, kažkokios valandos panašios. Ten registrų centras tiek nusirašė valandų, tai čia labai priklauso nuo informacinės sistemos. Taip, turbūt čia sąlyginis toks, Ačiū, aš dalinai gavau atsakymą, jei kas tai Martyna turbūt klausim. Ne, reikėtų tiesiogiai kreiptis į savo koordinatorių iš VSSA pusės, tas žmogus pirmas, kuris jums suteiks visą informaciją, arba jeigu nežinos kažkuriuos jūs užduotus klausimus atsakymų, tai tada viduje jau mes čia susiderinsim, nes yra ne tik Martynas. Tai... Gerai, ačiū. Prašau. Gal dar matau yra pakeltų rankų, bet dar turim ir klausimai, kuriuos gavome elektroniniu paštu. Tai ar klausom, kadangi laikas jau baigėsi, taip, tai nežinau, kaip čia valdom, ar atsakom į elektroniniais laiškais gautus atsakymus elektroniniu paštu, ar dar irgi gal Aleksandras irgi kolega yra pasiruošęs atsakyti ir dabar. Ir dar yra 2 rankos. Gal, dar 2 rankos atsakom į rankas ir tada tos raštu galėsime jau ką atsakyti dar paštu. Tai jūs įvertinsit, ar gali būti elektroniniu paštu visiems aktualūs klausimai ir ne, tai gal tada ir su visais pasidalintat, ar tiesiog gal užvesti kažkokią erdvę, dažniausiai išduodami klausimai ir būtų, kaip sakyti, ir mums pasiskaityti, jeigu kas ir savotiška žinių bazė ateityje. Čia mano toks siūlymas, jeigu yra tokia galimybė. Taip, labai ačiū, Rasa, iš tikrųjų, taip, gaila, nespėjau dar mano kaltė paleisti iki šito susitikimo, taip, dukas bus, atsiųsim visiems nuorodą, kol kas jis uždaras, dar ten truputėlį šlifavom atsakymus, bet jau pabaigėm tiesiog, reiškia, atsiųsim neužilgo, tada, manau, šią savaitę spėsim dar atsiųstum duką. Ačiū, tikrai gera mintis ir kaip tik paskata mums sudėtos klausimus, atsakymus į duką. Tai gal galima tada dar atsiųsti klausimų, kur į duką papuls, jeigu dabar nespėsim užduoti. Taip, be abejo. Tai gal tada jūs ir atsiųsim. Tai klausk, Viktorija, aš manau, kad dabar paklausėm ir viskas. Jeigu galima paklausti. Aš turiu iki 4 valandos, nes
irgi su partneriais konsultacija vyksta. Tai Jūs čia prezentacijos metu pasakėt, kad UDTS, jeigu net nėra web servisų, API-jaus informacinėje sistemoje, tai į tą ketvirtą šitą DCAT dokumente, kur yra duomenų paslauga, tai reikia rašyti UDTS vis tiek, net jeigu nėra jokių API-jaus paslaugų. Nėra, Ar aš neteisingai supratau? Taip, šio projekto metu kuriamas tas UDTS-as. Taip. Aišku, jeigu tokia situacija, kad teorinė, kad nulis duomenų gali būti teikiama, bet mes kiek kalbėjom su VDA, tai jie sako, mes vis tiek įmam. Net ir jeigu sako, kad neturi jokių teikiamų duomenų. Tai bent jau vieną vis tiek gavėją VDA matyti jūs turėsit. Vieną gavėją, kuris bus VDA. Čia vis tiek, jeigu jie klonuojam jiem duomenų bazę, tai vis tiek čia jau skaitytųsi. Šiuo metu taip, tas vyksta toks būdas paėmimo, kadangi dar nėra parengta kaip šio projekto metu kuriama infrastruktūra, bet kai jau jinai veiks, tai VDA turėtų imti tik per VSSA infrastruktūrą. Ir reiškia, ir turėsit tikrinti per, yra įgaliojimai dabar gauti tos duomenis, nes ten vyriausybė nustato šio projekto metu, tai sakykime, jie nori pasiruošti, bet šiaip tai, kad gauti duomenis, tai turės vyriausybė leidimą VDA suteikti. Tai čia reikės dar tie aspektai, kaip pasakyti, bus kontroliuojami per VSSA infrastruktūrą. Supratau. O sakykit, dar klausimas, bet daugam bus aktualus. Jeigu modernizuojama sistema ir realybėje dar nėra įgyvendinta jungtis, ten integracijos, struktūra, bet nuostatose jau yra. Nuostatai jau atnaujinti. Tai jau vis tiek įtraukti į DCAT-ą tą situaciją, kuri planuojama. Taip, tai DCAT-ą lengviau čia užpildyti tokiu atveju. Aišku, su DSA atsiranda problemos, nes dažnai, jeigu ypač RRF-iniai tie projektai, kurie balandį baigėsi, kiek mes bendravom su panašiom situacijom, mūsų rangovais, tai jie ten planuoja duomenų bazių tą struktūrą vos neturėti balandžio mėnesį, tik tai užbaigta. Tai panašu, kad tada, aišku, reikia labai su tais gal rangovais pasiderinti tą grafiką, gal kažkas jau yra padaryta, gal kažkokie migravimo darbai padaryti. Tai bent jau ta dalis, kur padaryta, tai galima tada šio projekto metu apsirašyti, o ko ne, tada jau teks jums savarankiškai iš savo vėliau veiklos resursus, sakykim, tos darbus atlikinėti. Viską išmoksim dabar, taip po to lengviau bus. Ačiū. Taip, tariau. Taip, ačiū. Dar paskutinis klausimas buvo kalba apie teisinį pagrindą ir jo nuorodą. Mes turime faktinę situaciją, kai yra keičiami registro nuostata ir duomenų grupės iš naujo dėliojimas. Tai jie dar nėra patvirtinti, jie yra eigoje. Kitaip tariant, ar galime duoti nuorodą, kaip čia su tuo teisiniu pagrindu į nuorodą, nes ten truputį kažkas iš esmės keisis, o du kartą prašinėti pagal esamą ir naują galbūt neverta. Tai kaip šitoje situacijoje? Jeigu tai būtų ne projektas, tai sakyčiau, kad tik įgaliojantį. Jeigu dabar tikrai žinote ir ten, ypač, pavyzdžiui, gal tai RRF-inas kažkoks projektas, kur net ir tie rodikliai yra susijęs su teisės aktais, ir tikrai žinote, kad bus priimta, galbūt galima nurodyti laikinai ir projektą ir aprašinėti kaip pagal projektą, bet aišku, čia tokia kaip ir rizika, jeigu nepriims to teisės akto, tas darbas toks kaip ir bus veltui.
Nu, tai priims, tik tai yra klausimas, mes kaip tvarkytojai teikiam valdytojai tą projektą ir mes jau kaip paskaitoj stadijoje, bet iš esmės tai ir žada keisti įstatymą, kad, tarkim, regitra taps ir valdytojų, ir tvarkytojų, nu, tas galbūt bus kitų metų pradžiai, gal tikėtina, bet mes projekte turim visai kitas duomenų grupės su kitais duomenų imtim. Tai, sakau, labai nesinorėtų aprašyti pagal seną, kurie realiai nebus aktualu ir, nu, vat kaip čia su to teisiniu pagrindu. Nu, taip, šiaip tai, reiškia, yra dabar ministerijoje, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, reiškia, ta informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, kurią turėtų pradėti turbūt antrą derinimo turą siųsti. Tai ten matysite, kad yra numatyta, kad viso gyvavimo ciklo metu yra tie metaduomenys pildomi. Reiškia, kai yra planuojama, tai yra užpildoma, kad planuojama, reiškia, planavimo stadijoje, kai jau priimama eksploatacija, kur buvo planuojama informacija, jį pažymima kaip jau įdiegta, reiškia, tai tinkamai tie metaduomenys turės to viso ciklo gyvavimo metu būti pildomi. Aišku, dabar, kad nereiktų veltui dirbti ir tikrai žinote, kad tą seną sistemą tikrai ten uždarysite ir procesas čia negrįžtamas, kaip pasakyti, tai galbūt tada protinga būtų iškart pagal tą naują daryti. Tik labai mums būtų aktualu, kad iki balandžio mėnesio pabaigos jūs tos darbus pasidarytumėt, kad tai atitiktų. Ačiū tada. Tada informuosim atskirai, kaip mums seksis tada, bet eisim prie, aprašysim pagal naują projektą. Ačiū labai. Tai matau, kad rankų nebeliko dabar, nežinau, ar Aleksandrai. Gal Martynai atsakysim elektroniniu paštu, nes vis tiek ir pačiam matyti jau reikia atsikvėpti 2 valandos, netrumpas laiko tarpas, į daug klausimų buvo atsakyta, tai kitus matyti atsakysim elektroniniu paštu arba, kaip Martynas minėjo, dukų pasidalinsim, kur bus sukelti šiandien dieną pateikti klausimai čiato skiltyje. Ateis ta informacija matyt per koordinatorius, tai jeigu negausit, informuokit tada. Ar neveiktų? Taip pat pasistengiau atsakyti klausimus, tai kiek jau turiu patirties teketo, kaip matote, gilingai ieška daugiau medžių, tai pasilieku teisę suklyst, bet jūsų klausimai pateikė gerą pagrindą pasižiūrėti, kokių daugiausia klausimų kyla, tai šiek tiek prisidėsim prie struktūros pačio duko, nes, kaip matote, ir lapai tarpusai susiję, tai kartais būna sunku tokią informaciją pateikti paprastai dėžutėmis, kad būtų aišku atsakyti jūsų klausimus, tai dėkojom už kantrybę. Ačiū ir iki. Ačiū visiems. Iki. Pasidalinsime įrašų. Ačiū. Iki. Dėkui, puiku. Iki. Viso gero.